Sveiki, vietinis iš Vilniaus. Eksperimentuojam po truputėlį. Užsivertę čia darbais. Darome šitą daržą. Vietoj medinių lentų kažkokių tai tiesiog blokeliais išbetonuot nuturėjau. Pakelti truputį daržą ir užpilsim žemėm ir aplinkui ten. O kur žolė, kur takelis bus. Čia pieva bus. Ten takelis tas tęsim statyti. Nu, čia eksperimentai mano vyksta. Pastačiau saulės baterijas. Galvoju, reikia kažkaip panaudoti, pabandyti. Aišku, namą dar anksti statyti, reikės ten stogą keisti. Bet čia pati pradžia. Stačiau. Nesimaišyk filme mano. Reiškiasi, atsinešiau akumuliatorių. Pajungiau saulės panelės per inverterį. Prailgintuvą numečiau. Ir pabandžiau pajungti, kaip jisai tas gyvatukas, rankšluosčių džiovintuvas. Galvojau vis tiek, kaip sakant, rankšluosčiai turi džiūti, drėgmės poveikiai nekurieni. Va, šiltas, nu perduoti ant kameros negaliu. O, šyla, dega lemputė. Nesmarkiai pastačiau. Šitoks prietaisas rodo amperus, voltus. Nematau, batareika sėda, jau beveik nesimato. Buvo iki 3 amperų kažkas 2,5 rodė. Kai šilo, dabar atsijunginėja. Nu, vienu žodžiu, va. Ir rozetė nepajungta. Matote. Prailgintuvą. Tas prailgintuvas eina lapų durim. Eina laidas. Į inverterį ir į saulės panelės. O taip, nemokama elektra. Visiškai nemokama. Nu, o toliau žiūrėsim. Čia tik tai taip pabandžiau, pabandymui. Čia vis tiek šitos panelės ant mašinos statysis, bet kol niekur nevažiuojam, tai galvoju, reikia taip pažaisti. Bent rankšluosčiai džius. Paskui pasižiūrėsiu, gal laiko tiesiog nėra užsiimti jom. Čia reikia namą remontuoti, kiemą tvarkyti. Kai ateis laikas bus, tai padarysim. Pajungsim namus. Bet aš nesijungsiu prie elektros tinklų. Vis tiek ten visada apgaudinėja. Geriau nusipirkti akumuliatorius ir dalinai nors pajungti namo. Tai garantuotai nemokamai. Negu ten pardavinėjai, paskui iš jų perki, jie ten mokesčius ima, kelia, apgaudinėja kaip visada. Aš noriu būti nepriklausomu pilnai. Tai va, šituos blokelius mūrijam. Fibo blokelį į vidų betoną pilam. Betoną, o po to dar darysim, mūrysim iš šitų. Čia jau platesni pamatiniai blokai. Prisivežiau, vieną reisą įsivežiau. Čia virš tonos, toną kažkas sveria. Sunkus velniškai. Čia darysime po to nuo šitos daržo sienelės. Kažkur va čia, kur lūžis yra, kur maždaug va taip siena. Tokia pusiau apvaliai. Ir iš tos pusės, nu kaip bortas bus toks sienelė. Čia aukščiau bus žemės, o ten truputį žemiau, laiptukai. Kažką kombinuosim. Gėlių prisodinsim. Kur ašmenys, kur vakar pirkom? Mašinai. Aš padėjau į juodą dėžę. Tai namos ką nors palikti? Ai. Tai va, darbų milijonas. Tai tiek. Rytoj šeštadienis. Plauksime su baidarė. Pirmas, ten stovi už kampo, nesimato. Pirmas išplaukimas. Filmuosiu į rusų kanalą. Kas norės, galės pasižiūrėti. Išeis ten ne rytoj, bet vėliau. Kaip mes plaukėme. Tai va, tokie reikalai. Viskas, visiems sėkmės. Nu va, padarėm visą bordiūrą, pabaigėm.
Viskas, dabar galim lyginti žemės. Kur mes dėsim, kur žemė? Nežinau. Kol kas reikia mažą, tvoras ant kelių stato. Galim duoti porą režimų. Taip, Dar krauna 3,5 ampero. Kiek jau valandų, jau 7, bet 25. Dar mano čia technika dirba. Pakroviau kompiuterį, baterijas 3 elementus, nu šitos akumuliatorius 3 statybinius. Telefoną pasikroviau. Ir visą dieną šitas šiltas gyvatukas. Taip kad liuks. Elektros nesunaudojam. Bandėm maišyklę pajungti, betono maišyklę, bet neina pas mane. Ne tas inverteris, reikalingas švarus sinusas. Nu, bet tokiem prietaisam, kaip kompiuteriai, šaldytuvai kokie, tai gerai. Nu, vat. 30 laipsnių stovi toks šiltas, visi rankšluosčiai sausi. Drėgmės nesijaučia dabar Vita. Buvo durys atidarytos, įsiventiliavo. Nu taip, bet vėsiau, tai yra sausiau, nėra drėgmės. Nu va. Po truputį ir toliau ką nors jungsime, didinsim apimtis nuo saulės. Iki.